Maži automobiliai šiandien tampa vis retesni. Gamintas vis dažniau koncentruojasi į SUV, tačiau vienas modelis vis dar išlieka labai svarbus ir populiarus Europos rinkai. Tai naujas Renault Clio ir šį kartą jis atvažiuoja su labai įdomia versija – 160 arklių galių Full Hybrid E-Tech sistema. Tai reiškia, kad tai ne plug-in hybridas, jo nereikia krauti iš rozetės, automobilis pats regeneruoja energiją važiuojant. Ir Renault sako, kad mieste jis gali važiuoti elektra iki 80% laiko. Bet ar tai tik ekonomiškas miesto automobilis, ar iš tikrųjų smagus vairuoti hatchbackas? Pažiūrėkime iš arčiau. Iš pirmo žvilgsnio naujasis Clio atrodo gana sportiškai. Priekyje matome siaurus LED žibintus ir gana agresyvų dizainą, kuris primena naujo Renault dizaino kryptį. Automobilis išlaiko kompaktiškas proporcijas. Jo ilgis siekia apie 4,1 metro, todėl jis vis dar priklauso B segmentui, tai yra miesto hatchback klasė. Tačiau vizualiai jis atrodo platesnis ir tvirtesnis nei ankstesnės kartos. Šone matome gana švarias linijas, o ratų arkas suteikia šiek tiek sportiškumo. Kaip matome, Renault vis dėlto į sportiškumą orientuojasi. Priklausomai nuo komplektacijos galima gauti ir didesnius ratlankius, pavyzdžiui, Esprit Alpine versijoje. Gale dizainas gan minimalistiškas. Ploni LED žibintai ir gana švari bagažinė, tos visos linijos sukelia tokį modernų įspūdį, bet nieko konkrečiai wow mes čia nepamatysime. Atsisėdus į vidų, pirmasis įspūdis. Viskas labai pažįstama. Tai nėra futuristinis elektromobilio interjeras. Tai klasikinis, gerai suprojektuotas hatchback salonas. Prieš vairuotoją skaitmeninis prietaisų skydelės, o centre multimedijos ekranas su OpenAir Link sistema ir Google integracija. O tai reiškia, kad automobilis gali naudoti Google Maps, balsinį asistentą ir įvairias programėlės pagal jūsų pageidavimus. Salonų kokybė tikrai gera šiam segmentui. Viršutinėje aukščiausiose komplektacijose atsiranda Alcantara elementai, sportiškos siūlės ir net Harman Kardon garso sistema. Tačiau svarbiausia, tai aišku ergonomika. Mygtukai ir valdikliai išdėstyti labai logiškai. Todėl prie automobilio priprasti nesudėtinga ar net lengva. Bagažinė taip pat gana praktiška, apie 391 litrą, kas yra labai geras rezultatas šioje klasėje, nes nepamirškim, čia yra B segmento hatchbackas. Važiavimas. Na ką, manau reikia jį išbandyti kely. Didžiausias šio automobilio akcentas tai aišku Full Hybrid E-Tech sistema. Čia turime 1,8 litro benzininį variklį ir 2 elektros varikliukus, kurie kartu sugeneruoja 160 arklio galių jėgą. Visa sistema veikia su specialia multi-mode automatinė pavarų dėžė. Įdomu tai, kad automobilis visada pradeda judėti elektriniu režimu. Mieste tai ypač jaučiasi. Startas tylus ir labai sklandus. Ir pagal oficialius duomenis įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 apie 8,3 sekundės, o vidutinės sąnaudos 3,9 litrų 100 km. Na, bet tai dar patikrinsim. Bet pagal duomenis tai tikrai labai geri rezultatai. Vairuojant Clio jaučiasi lengvas ir labai manevringas. Vairas pakankamai tikslus, o pakaba gana komfortiška. Mieste tai tikrai labai patogus automobilis. Ir manau, jis ir buvo kurtas akcentuojant į miesto eksploataciją. Greitkelėje jis taip pat stabilus, nors reikia prisiminti, kad tai vis tiek yra kompaktiškas hatchbackas, o nedidelis sedanas. Hibridinė sistema. Vienas įdomiausių šio modelio aspektų, kaip veikia hibridinė sistema. Čia turime 1,4 kWh bateriją, kuri įkraunama stabdant arba riedant. Tai reiškia, kad automobilio nereikia jungti prie elektros. Sistema automatiškai nusprendžia, kada naudoti elektrą, o kada benzininį variklį. Vairuotojų apie nieko nereikia galvoti. Renault teigia, kad mieste galim važiuoti elektriniu režimu iki 80% laiko. Todėl teoriškai degalų sąnaudos turi būti labai mažos. Bendra rieda pagal Renault su pilnu baku gali siekti iki 1000 km, kas yra wow. Pliusai ir minusai. Na, manau, metas pakalbėti apie pliusus ir minusus. Pradėsiu nuo pliusų. Labai efektyvus hybridas. Dėl to, kad automobilis nėra didelis, tai kuro sąnaudos apie 4 litrus 100 km ir manau, jos galima dar mažinti, na, kažkiek ir padidinti, priklausomai kaip jūs vairuojat, bet vis vien jos yra įspūdingos. Antras pliusas – tai bendrai labai geras miesto automobiliukas. Jis kompaktiškas, bet gan erdvus viduj. Ir, kas svarbiausia, labai lengvai manevruoti ir važiuoti tyliau, vien elektra. Trečias pliusas – tai aišku technologijos.
Google integracija, skaitmeninis kokpitas, na ir daug pagalbinių sistemų. Kaip sakoma, automobilį galima sukonfigūruoti taip, kaip jūs norite. Bet, kaip ir kiekvienas automobilis, jis turi ir minusų. Gale vietos mažoka. Jis vis dėlto be segmento ir jeigu pas jūs didelė šeima, tai jis jums gali netikti. Jis gan mažas. Ir antras minusas tai bendrai hibridinė sistema. Jinai sudėtingesnė, jeigu mes lyginam su standartiniais benzininiais varikliais. Tai daug technologijų, daug sudėtingumo. Trečias minusas, tai kaina. Hibridinė versija gan brangi, palyginus su paprastu benzinu. Kaip sakoma, jeigu norim taupyti, turim pirmą investuoti. Tai nuo to niekur nepabėgsim. Taigi, koks būtų mano verdiktas? Koks yra tas naujas Renault Clio? Tai vienas iš įdomiausių mažų automobilių rinkoje. Jis yra ekonomiškas, modernus ir gan smagus vairuoti. Manau, patiks jaunimui. Ir bendrai, jeigu ieškote kompaktiškų miesto automobilių su labai mažomis degalų sąnaudomis, tikrai jūsų akcentas tai yra taupimas, dirbate kur nors centre, mieste, manau, Clio tikrai yra vienas iš geriausių variantų šiandienai. Taigi prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus, o jeigu norit pamatyti mano POV vairavimą su šiuo automobiliu, tai šoks nuorodą, paspauskit ir pažiūrėkit, kokia yra garso izoliacija, variklio garsas, kaip bendrai tas jausmas, lyg tai jūs bandat šitą automobilį. Taigi, sėkmės keliuose ir iki sekančių susitikimų.